Na, treneri, pirmos rungtynės, tai kaip vertinat pasirodymą? Vertinu labai dviprasmiškai, pati pradžia buvo labai sunki ir tą mes numatėm, nes mūsų žaidėjų buvo labai daug sergančių ir dabar 4 žaidėjai negali su mumis būti, irgi serga šiuo metu, tai pradžia buvo tikrai sunki, reikėjo vyrams įsivažiuoti. Stengiamės, kad tai neįvyktų, palengvintą įsivažiavimą, bet energija labai stipriai paspaudė pačioj pradžioj, tai dėl to jie ir išėjo į priekį. Bet kas yra nuostabu su mūsų komanda šiais metais, kad mes patikėjom, kad mes galim grįžti ir mes grįžom ir antro kėlinio viduryje rungtynės perskreipė į kitą pusę ir trečiam kėliny metimais mes dominavom 15 prieš 4. Tai visai kitas, tikrai galėjom ištempti šias rungtynės, dar vidury rungtynių buvo tik tai 2 įvarčiai skirtumas. O kaip atrodė Panksų pasiruošimas sezonui? Tai pradėjom kaip visą laiką tuo pačiu ritmu. Rugpjūčio pradžioj pradėjom ant žemės, tada prasidėjo ledas ir tikrai turėjom dar vienas draugiškas rungtynės prieš Daugpilio komandą. Tai jeigu ne lygos, tai tikrai būtumėmės daug stipresni šiandien, bet tik sezono pradžia, pirmos rungtynės ir žinom, kad mes dar turim tikrai gerą papildymą, kuris dabar dar pasiendys, kuris serga ir grįš ir tikrai būsim stipresni. O kaip sekėsi naujokams ir kaip gal galima išskirti nemažai žaidė šiandien Kostas Gusevas? Tai Kostą mes puikiai pažįstam, iš jo to ir tikėjomės, tikrai puikios jo varžybos, rungtynės ir naujokas iš Slovakijos Davidas irgi puikiai sužaidė ir daugumoje atliko perdavimą. Tai tikrai yra potencialo komandai ir tikrai mes užsibrėžę šiais metais būti kitokie negu pernai, bet sakau, lygos mus išretino prieš šias rungtynes, tai skaudu, kad neatnešėm pergalės namuose. Ačiū. Tai treneri, koks jūsų komentaras apie pirmas rungtynės? Malonus, kai sakoma, pradėti sezoną su pergalė. Pernai mes pirmos pergalės ilgai laukiam, šiemet šiek tiek anksčiau, bet aišku, čia yra vasaros ledo ritulys, dar sakoma, pirmos rungtynės, tai kokybė pačio žaidimo, taktinių sumetimų, išpildymų, techninių, tai sakyčiau, gal duočiau 20 baliai sistemai, bet sakau, tikrai vyrai stengiasi, kiek galėjo, tiek save atidavė rungtynėmis, tai sakau, smagu pradėti sezono pergalę. O kaip sekėsi ruoštis sezonui? Ruoštis sunkiai, pradėjom nuo rugpjūčio vidurio, čiuožiam po 3 kartus savaitę, teko į Kauną važinėti, bet jau turim ledą Elektrėnuose, tai toliau, manau, pasiruošimas vyks pilnu tempu. Ir prie komandos prisijungė jau senai žinomi žaidėjai, bet prisijungė šį sezoną, kaip jiems sekėsi įsilieti, ar reikėjo to jau tokio proceso įsiliejimo? Tai, manau, realiai šiuolaikinį ledo ritulį žaidžia panašiai visi, taip, tik tai skiriasi išpildymas to ledo ritulio, taip, žaidėjų klasė ir taip toliau, bet manau, čia bet kuris žaidėjas, bet kurioje lygoje žaidžiantis, jisai žino, ką daryti, taip sakau, tik tai priklauso nuo to, ar teisingai jisai tą išpildo. Ir džiaugitės, kad pradėjot su pergalė, o galima jau dabar klausti apie tikslus komandos? Mūsų tikslai pernai buvo papulti play-offus, Latvijos nepapuolėm, tai šiemet dar sunkiau papult, bet mūsų tikslas vis tiek išlieka papulti į play-offus ir mes jo sieksime. Ačiū. Dėkui.